Sveiki! Šiandien pasižiūrėsim, kokios geros naujienos arba sėkmė laukia jūsų per ateinančius 6 mėnesius. Taip, šitam būrimui naudosim Raiderio Vaito klasikinę taro kortų kaladę. Na ir pagalvokite, kuri pozicija jūs labiausiai traukia. Pagalvokite apie save, apie savo gyvenimą, apie tai, kas jūs esate, apie tai, ko jūs norite, apie ką svajojate, kas jums šiuo metu yra svarbu. Pamedituokite, pasirinkite poziciją, na ir pasižiūrėsime, kasgi čia jūsų laukia. Taip, tai pradėsime nuo pirmos pozicijos, kokia sėkmė arba kokios geros naujienos laukia jūsų per ateinančius 6 mėnesius. Taip. 6 kartai. Taip. Aha, panašu, kad čia jūs norite kažkur tai išjudėti į kitą vietą. Reiškia, sėkmingai pajudėsite, paleisite, paliksite dalykus, kurie jums nebetarnauja. Tai galbūt jau jūs dabar esate kažkur tai tokiuose apmąstymuose, kad norisi kažką palikti, nutraukti santykius, pakeisti darbą, kažką tai kažkokius netgi gali būti mintis, kurias norisi paleisti, kažkokie seni įsitikinimai, įpročiai, kuriuos jums šiuo metu norisi paleisti. Tai greičiausiai šitoje grupėje, kas pasirinkote pirmą poziciją, jau gal netgi dabar svarstote, jog reikėtų kažką palikti ir išeiti, nors tas sprendimas iš tiesų dabar jums atrodo sudėtingas. Gaila kažkaip palikti, paleisti, prisirišimų ten daug, kažkokie tai atrodo ir kažkokių liktais naudų neliks, ir galbūt saugumo to pačio neliks, ir toks tarsi noras dar ieškoti priežasčių tame būti, tame pasilikti, iš kitos pusės tai slegia, kažkokia situacija susijusi su dalykais, kurie jums nebetarnauja, atrodo, tarsi jau pasenę arba išaukti, arba tiesiog slegiantis, labai daug iš jūsų reikalaujantis. Ir norisi juos palikti ir išeiti kažkur tai, gal net ir į nežinę, galbūt net yra toks jausmas, kad jeigu išeisiu, tai išeisiu į nežinę, nežinau, kaip toliau viskas bus, kas toliau klostysis, kas čia manęs toliau laukia, tačiau ir būti čia yra sudėtinga. Gal jau dabar jums kirba panaši mintis, kad norisi kažką pakeisti, paleisti, palikti ir pakeisti. Tai šita korta jums rodo, kad per 6 artimiausius mėnesius jūs iš tos situacijos visgi nuspręsite išeiti, palikti tai, kas jums nebetarnauja, tai, kas yra nebe jūsų, tai, ką jūs supratote, kad išaugote, tai, kas yra iš tikrųjų jums jau per sudėtinga emociškai, protiškai, mentališkai. Na ir visgi nuspręsite, susirinkę daiktus metaforinė prasme, išeiti į geresnį rytojų. Tai čia, kaip ir matote, kortoje plaukia žmonės valtimi į visai kažkokį kitą horizontą. Pasirinksite visiškai kitą kryptį, gali būti, kad galbūt baiginėjate studijas, tačiau jaučiate, kad tai yra visiškai ne jūsų sritis. Galbūt kažkokie santykiai jau jūs pradėjo varginti ir norisi tų santykių kažkaip tai, kad nebūtų juos palikti, nutraukti. Tai nebūtinai tarp vyro ir moters yra santykiai, gali būti ir kažkokie giminystės ryšiai ar draugų ryšiai, kurie atrodo, jau yra per sunkus, per sudėtingi, nebeneša kažkokio tai ar ne, kas buvo anksčiau, kažkaip viskas komplikuojasi. Žmogus negirdi, nemato, tapote jaučiatės kažkam nebesvarbus, nebereikalingas, ir norisi iš to išeiti. Galbūt iš jūsų apskritai gyvenime ruošiatės keisti kryptį, tai pavyzdžiui, dirbti kažkur, išvažiuoti ir gyventi į užsienį, arba kažkur tai renkatės galbūt naujus santykius, kurie yra užsienyje, kažkur kitoj valstybėje, arba dėl to jums reikės labai pakeisti savo gyvenimą. Tai per artimiausius 6 mėnesius jūs
Tai tikrai padarysite, ryšitės, išeisit, paliksit, kad ir kaip atrodo tai sunku, kad ir kaip jaučiatės, su tuo, kas dabar yra suaugę, su tuo tiesiog ar nesusiję, susiryšę, tačiau visgi tuos ryšius jūs nuspręsite nutraukti. Na ir kaip viskas klostysis toliau, kada nuspręsite, kad jau laikas, taip. Taip, tai panašu, kad visgi tos vidinės stiprybės jums užteks. Greičiausiai šitą video žiūri dauguma moteris, nes visgi čia yra tokia moteriška jėga, moteriška galia, tokia subtili galia, ne ta tokia, kur griaunanti jėga, viską daužanti jėga, viską tarsi ir neperverčianti per vieną naktį jėga. Tačiau čia yra tokia vidinė stiprybė, vidinė galia, vidinė stiprybė, vidinis jausmas, vidinis žinojimas, vidinis gebėjimas nugalėti kliūtis. Tai ar ne, pasitikėjimas savim visgi užauginsite. Ir šitą situaciją jumise taip pat užaugins labai daug vidinės stiprybės. Taip, garantuotai čia išeisite visiškai naują kryptį, visiškai kažkokią naują sritį, kuri jums net nėra dar iki galo pažįstama, tačiau jūs save ten jau matote ir ten einate. Tai tas sritis jums bus nauja, ar tai būtų darbo sritis, ar tai būtų santykiai, ar tai būtų kažkoks tai savęs auginimas, savo kažkokių tai ryšių kirpimas su savo praeitim galbūt, arba kažkoks tai saviugdos dalykas. Na, tai bet kuriuo atveju jūs išeisite tikrai į naują, visiškai kažkokią tai, visiškai naują kelią, visiškai naują horizontą. Na ir koks bus to rezultatas, kas iš to jums? Taip. O iš to jums atsivers visiškai naujas pasaulio matymas, visiškai naujas pasaulio suvokimas, atsigausit kaip asmenybė, atsigausit emociškai, dvasiškai, na ir bus tikrai visiškai kitokia patirtis, visiškai kitaip pradėsite matyti tiek save, tiek aplinkinį pasaulį, paleisite savo kažkokias blogas emocijas, kažkokius negatyvus, išsilaisvinsit tiesiog iš buvusio kažkokio tai sunkaus emocinio tokios būsenos, tokia būna prislėgtumas, tokia lyg ir depresija, kažkokia lyg ir nieko nesinori, lyg ir įtampa, lyg ir kažkoks tai sunkumas vidinis, kada tu nežinai, kas čia ir kaip, ir lyg tai ir čia gerai, ir negerai čia, ir norisi kažko kito. Tai visgi palikę tą situaciją, ar santykius, ar darbą, ar mokslus, ar dar kažką, tai ir nusprendė visgi, kad ir kaip būtų sunku tuo momentu išeiti, jūs iš tiesų įgysite ir vidinės stiprybės, ir visiškai pradėsite daryti kitus dalykus, ir netgi tapsite kitokiu žmogumi, išsilaisvinsite tikrai iš to slegiančio dalyko, kuris jumise dabar yra. Tai štai tokios jūsų geros žinios arba sėkmė, kuri laukia per ateinančius 6 mėnesius. Ačiū pirmai grupiai. Na, o mes einame toliau ir pažiūrėsime, kas yra antroji pozicija. Taigi antroji pozicija, kokios geros žinios, kokios geros naujienos arba sėkmė laukia jūsų per ateinančius 6 mėnesius. O čia jūs laukia labai stipri transformacija. O, žiūrėkit, 10 kardų ant dugno buvo. Eikit savo. Tikrai einate per kažkokį labai sudėtingą momentą, labai sudėtingą emocinę prasme. Kažkas tai tokio vyksta, kas jums kelia labai sunkius jausmus ir labai tokį, net sakyčiau, kažkokią atrodo, net ir į fizinį sunkumą pereinantis. Tai jūsų laukia transformacija, labai graži mirties korta, neišvengiama transformacija, jūsų sudėtingoje situacijoje kažkur tai esate labai stipriai strigę,
kažkas tai labai, kas vyksta labai ilgai. Ta situacija tęsiasi pas jūs jau ilgai, tikrai neprasidėjusi vakar ar prieš savaitę. Tai trunka jau kurį laiką, bent jau mėnesį kokį, tai tikrai trunka. Gal net ir ilgiau, gali būti ir pusę metų trunka. Kažkas tai, kas jūs iš tiesų labai vargina, labai reikalauja daug pastangų, tačiau ta situacija eina visiškai jau į pabaigą. Ir jūsų per ateinantį pusmetį laukia labai stipriai gili transformacija. Ir kur jūs nuves šita transformacija? Kur jūs nuves? Palaukit, net iškrito kortos. Taip. Oi, čia bus labai. Taip, tai transformacija iš tiesų susijusi su išmintim, su vidiniu žinojimu, netgi su visuomeninė padėtim gali būti. Įdomu. Gerai, ir kur čia jūs visą tai nuves? Kur jūs nuves šitą transformaciją? Panašu, kad tapsite iš tiesų kažkokiu lyderiu, bet lyderiu, kuriuo visi pasitikė. Ne vadovu, tokiu, kuris vadovauja autoritariniu principu, dabar aš pasakiau, tačiau lyderiu žmogum, pas kurį netgi kiti ateis klausti patarimo. Kas dar? Ką dar jums reikėtų žinoti? Taip, tai tikrai šitą transformaciją jūs atves į stabilumą, į stabilų judėjimą tikslo link. Taip, ir ką jūs čia padarysit? Antra grupė. Ką jūs čia padarysite dabar su savo gyvenimu? Kas čia yra? Vėlgi atsikartoja ta pati tendencija. Kažką tai labai stipraus paleisit. Šiek tiek siejasi su pirma pozicija, galbūt irgi buvo noras iš pradžių pirmą poziciją rinktis, nes irgi apie kažkokį paleidimą, bet pas juos ten truputėlį kitaip yra. Pirmoji pozicija tai yra grinai žmonės palieka kažką užnugaryje, o jūs perinat kažkokią pamoką. Kažkokią labai stiprią situaciją, jūs iš jos neišeinate, jūs ją pereinat. Nuo pradžių iki pabaigos ta situacija užsibaigia, atnešdama jums labai gilią išmintį. Labai gilią išmintį ir stabilų judėjimą toliau į priekį. Kai jūs labai kažką stipraus išmoksit apie gyvenimą, apie save, netgi apie kitus žmonės, nes jūs pabaigoje jūs pasirenkat save. Čia labai įdomu, ta situacija jūs išmoko pasirinkti save. Tai čia labiau, iš tiesų, pas jūs labiau yra vidinė transformacija. Taip. Čia tikrai yra vidinė transformacija. Jo, visiškai šitos situacijos jūs išeisite, jinai jums pasibaigs, tačiau jums jinai atneš labai gilią vidinę transformaciją, suvokimą geriau savo norų, savo tikslų, savo poreikių, kada jūs iš tiesų pasirenkat save. Taip, tai šitoje vietoje jūsų laukia per ateinančius 6 mėnesius antra grupė labai stipri vidinė transformacija, kur jūs tikrai išmoksite, sužinosite labai daug apie save. Gal net tapsit kokiu nors dvasiniu vedliu, dvasiniu lyderiu, nejaučiat, kad jūs trauktų kažkaip šitą veiklą, kažkas tai susiję su saviugda, su kažkokia tai patirties dalinimusi, su pagalba kitiems žmonėms. Kažkaip dar čia ir šito labai nemažai yra, nes tikrai labai išsigryninsit savo charakterį.
Tai štai kokia jūsų geroji žinia. Ačiū antrai grupiai. Tikiuosi, jums padėjo susivokti, surasti atsakymą, kad visgi ta situacija, kurioje jūs dabar esate, nėra begalinė ir jinai netrukus baigsis. Tai galite visiškai ramiai atsipalaidavę savo pasakyti, kad šita situacija nėra amžina. Ačiū antrai grupiai. Na ir pereinam į trečią poziciją. Trečioji pozicija, kokia gera naujiena arba kokia sėkmė jūsų laukia per ateinančius 6 mėnesius. Vau! O čia yra augimas. Kažką jūs čia išauginsite, realizuosite savo idėjas, būsite pripažinti, būsite pastebėti, kažkokia tai savirealizacija, kažkas, ką ilgai brandinote, pagaliau taps dalykų. Reiškia, tai, kas buvo mintise, arba tai, kas buvo pradėta, pagaliau taps kažkokiu tai labai svarbių dalykų jūsų gyvenime. Tai gali būti kažkoks jūsų pradėtas verslas, tai gali būti kažkokia tai tiesiog veikla, gali būti kažkokie santykiai, kurie perės į kitą poziciją. Na, pavyzdžiui, galbūt tai bus santuoka, vaikų gimimas, galbūt kažkoks tai ir netgi darbo pozicijos pasikeitimas, galbūt tapsite kažkokiu tai vadovų tarpinės grandies, pasikeisiu jūsų pareigybė darbe, na, arba statusas visuomenėje, arba statusas šeimoje, kažką tai realizuosite, ką buvote jau pradėję. Tai čia reiškia trečioje grupėje daugiausiai žiūri žmonės, kurie jau kažką tai daro, siekia, stengiasi, dėjot labai daug pastangų iki šiol, na ir vat jūsų pastangos bus vainikuotos, jūs išeinate į pasaulį, jums atsiveria nauji keliai ir jūs busite pastebėti. Ir kur jūs nuves šitas visas jūsų procesas, kas bus iš to, koks rezultatas jūsų laukia, va, štai. Taip. Tai procesas gaus pagreitį, bet kuriuo atveju jūsų svajonės norai pradės pildytis, norai svajonės, į kuriuos įdėjote darbo. Čia tikrai turiu patikslinti, nes ne tos svajonės, kur tik tai žmogus guli ir galvoja, o kaip aš norėčiau ten to ir ano. Ne, pradės judėti tos svajonės, į kurias buvo įdėta darbo, energijos ir pastangų. Tai vat, jeigu kažką tai darėte, kažkokią veiklą užsiminėjote arba kūrėte kažką tai, arba tiesiog tai ir gali būti ir šeimos kūrimas, ir bendruomenės kūrimas, bet kas, ne, arba kažkokią tai profesiją pradėjote, na, buvote pradedantysis, tai dabar jau būsite pažengęs. Iš tiesų, vat, kažkas, į ką jau yra įdėta energijos, įgaus stiprų pagreitį, taip, ir kas toliau? Taip, ir toliau. Labai įdomu. Kas toliau? Kur tai jūs nuves? Taip. Kur tai jūs nuves? O tai jūs nuves iš tikrųjų būtent, kad jūsų pastangos duos pagaliau vaisių. Jums dar reikės įdėti daugiau darbo, tiksliau jums atsiras daugiau darbo. Tai, ką dėjote pastangas, tas vystysis toliau, matot, čia yra 3 lazdos, čia jau yra lazdų raitelis ir čia yra 8 lazdos, jau atsiprašau, 10 lazdų. Reiškia, visiškai nebetoli yra jūsų tikslas. Ir kad ir kaip norėtumėte dar šiek tiek jau pailsėti, tai jau pailsėti kol kas nebus leidžiama, kol kas jūs vis dar dirbsite, dėsite toliau pastangas, toliau auginsit tą dalyką, kurį jau pradėjot auginti. Ar tai yra darbas, ar tai yra šeima, ar tai yra kažkokia veikla, hobis, kuris galbūt pavirs jūsų darbų ir veikla, tai nusiteikite, kad laukia per ateinančius 6 mėnesius
jūsų labai daug darbo. Atsiras jums, jeigu tai yra darbas, klientų daug arba kažkokių užsakymų daug, viskas pajudės ir tikrai minčių ramybės per daug nebus. Taip ir dar režimas jums čia ant galo krenta. Tai tikrai viskas vystysis labai greitai ir tai jūs atves į didžiulę sėkmę, į pripažinimą, į pasitikėjimą savimi, į labai didelę sėkmę toje veikloje, kurią jūs užsiimat. Tai va tai, ką jūs pradėjote auginti ir jeigu jums dabar atrodo, kad tai nieko neduoda, tai luktelkit, greičiausiai einat per paskutinį išbandymą, kažkokią tai kliūtį, kažkokį tai momentą, kuris atrodo tarsi stabdo, tarsi, tai kada čia kažkas bus, tai gal jau čia nieko nebebus, gal čia reikia nutraukti. Ne, greičiausiai einat per paskutinį etapą prieš sėkmę, prieš pajudant reikalams ir galų gale jūs tikrai ateinate, žiūrėkit, čia yra imperatorė, tai yra, tiesiog wow. Jeigu, pavyzdžiui, jūs galbūt čia žiūri kokią nors moteris, labai didelė tikimybė, kuri ilgai stengiasi susilaukti vaikų, planavot ilgai šeimos pagausėjimą, jis nebuvo to vaiko, tai žinokit, dabar jis bus. Čia jau neabejotinai jis bus. Tai vat, tikrai esate link pabaigos proceso, jau link tų pastangų dėjimo pabaigos ir tikrai tas duos rezultato, tas atneš jums labai daug, jeigu tai yra darbas, tai labai daug klientų ir busite tikrai žinomi savo srityje, busite gerbiami savo srityje. Tai iš tiesų, aišku, tai nevyks per pusmetį, jeigu tai yra darbas, tai šiek tiek toliau. Daugiau, tai per artimiausią pusmetį jūs tikrai išjudėsite ženkliai toliau ir gausite daug daugiau veiklos. Jeigu tai yra šeimos pagausėjimas, tai iš tikrųjų jums gims vaikas, sveikinu. Tai štai kokios geros naujienos laukia 3 grupės. Vau, šitas toks gražus. Vau, tai linkiu, kad jums viskas taip ir sektųsi ir išsipildytų. Ačiū, kad žiūrite ir susitiksime tolimesniuose video. Iki!